Sveiki, čia Zabarės naujienos. Apie daugiau kaip 20 milijardų eurų ES paramos, kuri per pastaruosius 2 dešimtmečius buvo paskirstyta Lietuvos kaimų ir regionams, jau kalbėjau ne viename epizode. Išsamiai kalbėjau apie žemės ir paramos koncentraciją, taip pat kalbėjau apie socialinę atskirtį bei tuštėjančius regionus. Kalbėjau ir apie tai, kodėl po daugiau kaip 20 milijardų eurų investicijų vis dar turime vieną didžiausių socialinių atskirčių ES. Tačiau šiandien kalbėsiu ne apie praeitį, nes noriu kalbėti apie ateitį. Apie tai, kas vyksta būtent dabar. Nes kol visa Lietuva stebi naujos koalicijos formavimą, būsimų ministrų pavardės ir politinės derybas, vienoje ministerijoje vyksta procesas, kuris Lietuvos regionams gali turėti didesnę reikšmę nei visos šios savaitės politinės naujienos kartu sudėjus. Šiuo metu Žemės ūkio ministerijoje planuojamas naujasis 2028-34 metų finansinis laikotarpis. Per 7 metus planuojama išdalinti, o gal net išsidalinti daugiau kaip 7 milijardus eurų. Jūs turite teisę žinoti, jog šie sprendimai, ar kitaip sakant planai, yra tai, kas nulems Lietuvos ateitį, kokia ji bus po 10 ar 15 metų. Kas bus tie laimingieji, kam atiteks parama, kas turės teisę stiprėti ir plėstis, kam pavyks išlikti, o kas bus palikti nuošalyje. Pastarosios dienos Lietuvos gyvenime buvo itin naudringos. Socialdemokratai priėmė sprendimą išformuoti koaliciją su Nemuno aušra bei suformuoti naują daugumą su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Natūralu, kad tokie sprendimai reiškia pokyčius vyriausybėje. Turbūt keisis ministrai, vėl keisis politiniai susitarimai už uždarų durų, keisis įtakos atskiroms sritims. O aš susimąsčiau, ar keičiantis ministrams keičiasi ir sistema, ar keičiantis pavardėms keičiasi sprendimų logika, o ar keičiantis kabinetų šeimininkams keičiasi tie, kurie dešimtmečiais dalyvauja rengiant strategijas, programas ir prioritetus. Nes būtent dabar, kai visuomenės dėmesys nukreiptas į politinius procesus, ministerijoje vyksta daug svarbesnis darbas. Rengiama strategija, pagal kurią bus paskirstyti, padalinti, o gal išsidalinti daugiau kaip 7 milijardai eurų. Štai čia aš akcentuosiu labai svarbų dalyką. Daugelis žmonių vis dar galvoja, kad Žemės ūkio ministerija yra tik ūkininkų ministerija. O tai netiesa. Iš tikrųjų, tai viena svarbiausių regionų ministerijų Lietuvoje. Per ją formuojamos kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, regionų verslai, jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, melioracija, vandentvarka, kooperacija, maisto gamyba, infrastruktūra ir daugybė kitų sričių. Tai ministerija, kuri daro tiesioginę įtaką regionams ir jų gyvybingumui. Tik nuo jos priklausys, ar Lietuvos kaime iš viso išliks žmonių, ar veiks mokyklos, bus kuriamos darbo vietos, ar jaunos šeimos matys ateitį savo gimtajame krašte. Todėl kalbėdama apie Žemės ūkio ministeriją, kalbu ne tik apie ūkininkus, kalbu apie visą regioninę Lietuvą, apie Lietuvos ateitį. Ir būtent todėl šiandien svarbiausias klausimas nėra tai, kas taps ministru. Svarbiausias klausimas, kas šiandien dalyvauja planuojant, dalinant daugiau kaip 7 milijardų eurų paskirstimą. Ar mes žinome, kas teikia pasiūlymus, formuoja prioritetus, kas turi galimybę būti išgirstas? O gal žinome, kokios yra ir išvis regionų bendruomenės dalyvauja šiame procese?
O gal atsilieptų sodininkų bendrijos, kurios pakviestos dalyvauti šiame procese? Lygiai taip pat būtų įdomu sužinoti, kokios vietos veiklos grupės yra pakviestos pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus. O kaip su smulkiaisiais, vidutiniais ūkiais ar jaunaisiais ūkininkais? Tai klausimai, kuriuos būtina kelti ne po metų ar 2, o būtent dabar. Ir tikrai ne tada, kai strategija jau bus patvirtinta. Būtent dabar, nes būtent dabar formuojami prioritetai, nes būtent dabar sprendžiama, kokie prioritetai bus laikomi svarbiausiais ateinančius 7 metus. Pasidalinsiu dar vieną aplinkybę, kuri mano nuomonė verta visuomenės dėmesio. Turiu informacijos šaltinių iš vidinių resursų Žemės ūkio ministerijoje, kad prieš viešą būsimos strategijos pristatymą socialiniams partneriams vyko susitikimas tarp Lietuvos Žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidento Sigito Puodžiuko ir Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo departamento direktorės Virginijos Žostautienės. Sigitas Puodžiukas žemės ūkio sektoriuje yra gerai žinoma figūra. Anksčiau vadovavęs valstybės įmoniai ir nekartą buvo minėtas viešose diskusijose dėl žemės ūkio politikos bei interesų grupių įtakos. Žinoma, pats susitikimo faktas savaime nėra nusikaltimas. Tačiau man kyla kitas klausimas. Apie ką ministerijoje su stambiausių žemvaldžių atstovų buvo kalbama susitikime, vykusiame prieš strategijos pristatymą? Kokie pasiūlymai buvo aptarti? Kokią įtaką jie galėjo turėti formuojamai strategijai ir jau pristatytoms kryptims? Kodėl strateginio planavimo departamento direktorė Virginija Žostautienė nerengė tokio pat aktyvaus dialogo su bendruomenėmis, kurios taip pat gyvens pagal šiuos sprendimus? O gal todėl, kad sistema ir tinklas platesnis ir tai gali būti susiję su Virginijos Žostautienės seserimi, kuri ilgą laiką dirbo su Sigitu Puodžiuku, kuris dar ir skandalingai pagarsėjęs dėl nepotizmo ir 18 000 eurų per mėnesį mokamų algų valstybinėje įmonėje. Informacija, kurią gavau, man kelia didžiulį nerimą. Juk kalbama ne apie vienos organizacijos ateitį. Kalbame apie daugiau kaip 7 milijardų eurų paskirstimą ir Lietuvos regionų raidą ateinantiems 7 metams. Todėl visuomenė turi teisę žinoti ne tik galutinius sprendimus, bet ir tai, kaip jie buvo formuojami. Viešai matome, kad įvairios organizacijos, asociacijos ir interesų grupės aktyviai siekia dalyvauti šiame procese. Tai natūralu, tam jos ir egzistuoja. Tačiau visuomenė turi teisę klausti, ar visų balsas girdimas vienodai. Ar regionų bendruomenių balsas girdimas kaip stipriausių žemvaldžių, o šeimos ūkių, o sodininkų bendrijų, nes kalbama ne apie kelis tūkstančius eurų, o apie daugiau kaip 7 milijardų eurų paskirstimą. Ir štai neišvengiamai tenka atsigręžti į praeitį. Grįžtu prie daugiau kaip 20 milijardų eurų ES paramos, kuri per 2 dešimtmečius pasiekė Lietuvą. Tai milžiniški pinigai. Tačiau pažvelkime į rezultatą. Visi pažįstame bent vieną kaimą, kuriame kadaise veikė mokykla, paštas, parduotuvė. Mokyklos buvo pilnos vaikų, virė gyvenimas. Šiandien daug kur liko tik tušti pastatai, užkalti langai ir prisiminimai. Kiekvienas pažįstame bent vieną jauną žmogų, kuris išvyko, bent vieną šeimą, kuri ateitį kūrė jau ne Lietuvoje, bent vieną smulkų ūkį, kuris pasitraukė. Todėl turime teisę paklausti, jeigu pinigų buvo tiek daug, kodėl regionų problemos vis dar tokios didelės ir socialinė atskirtis išlieka? Kodėl regionai vis dar praranda žmonės? Kodėl jaunimas
dažnai nemato ateities ten, kur gimė. Ir čia priėjome prie vietos, kuri man kelia didžiausią nerimą. Mes galime ginčytis dėl ministerijų ir dėl partijų. Be abejo, galime ginčytis dėl paramos, tačiau yra vienas klausimas, į kurį atsakymo kol kas nematau. Kas po 15 metų apskritai ūkininkaus Lietuvoje? Kas gamins maistą ir kurs darbo vietas regionuose? Kas išlaikys bendruomenės ir mokės mokesčius? Kas galų gale kurs pridėtinę vertę? Lietuvos situacija kelia rimtą susirūpinimą. Oficiali statistika rodo, kad nuo 2003 iki 2020 metų Lietuvos ūkių skaičius sumažėjo net 51 procentų. Per mažiau nei 2 dešimtmečius netekome daugiau nei pusės ūkių. Sustokime ir pagalvokime. Jei per mažiau nei 20 metų praradome daugiau nei pusę ūkių, kokia situacija bus dar po 15 metų? Ar tikrai šiandien padaryta viskas, kad jaunas žmogus pasirinktų likti kaime? Ar tikrai sudaryta galimybė jam pradėti ūkininkauti? Ar tikrai jis gali konkuruoti su žemvaldžių koncernais ir žemės koncentracija? Nes šiandien dažnai matome paradoksą. Valstybė deklaruoja, kad reikia daugiau jaunųjų ūkininkų. Tačiau tuo pačiu metu jaunam žmogui tampa vis sunkiau įsigyti žemę, vis sunkiau ją išsinuomoti ir vis sunkiau gauti finansavimą. Vis sunkiau pradėti savarankišką veiklą. Jeigu šios tendencijos nesikeis, po 15 metų galime susidurti su situacija, kai turėsime mažiau ūkių, mažiau jaunų žmonių regionuose ir mažiau žmonių, kurie apskritai norės perimti ūkius. Ir būtent todėl šiandien planuojamas laikotarpis yra toks svarbus. Tai nėra tik dar vienas ministerinis dokumentas. Tai dokumentas, kuris gali nulemti, ar Lietuva po 15 metų turės pakankamai jaunų žmonių pasiryžusių kurti savo ateitį regionuose. Vertindama Andriaus Palionio laikotarpį, pirmiausia žiūriu į rezultatą. Ir būtent čia man kyla daugiausia klausimų, nei randu atsakymų. Kuo daugiau buvo kalbama apie regionų stiprinimą, tuo mažiau mačiau sisteminių pokyčių. Kuo daugiau buvo kalbama apie socialinį teisingumą, tuo daugiau nuo jo nutolta. Todėl šiandien labai sunku kalbėti apie esminį proveržį. Tuo pačiu metu mano turimų šaltinių teigimu, naujuoju žemės ūkio ministru taps Kęstutis Mažeika. Galutinį atsakymą netrukus pamatysime. Tačiau jei ši informacija pasitvirtins, būtent jam teks atsakomybė už naująjį 28-34 metų laikotarpį. Ir būtent jam teks atsakomybė už daugiau kaip 7 milijardų eurų investicijų kryptį. Todėl svarbiausias klausimas ne jo pavardė, o klausimas, ar po metų pamatysime realius pokyčius. Ar bus sprendžiamos problemos, apie kurias kalbama jau daugelį metų, ar regionų balsas taps stipresnis, o strategijų rengimas taps atviresnis. Ar daugiau dėmesio bus skiriama kartų kaitai, ar daugiau dėmesio bus skiriama jaunam žmogui, kuris nori kurti gyvenimą Lietuvoje. Per daugiau kaip 20 metų buvo paskirstyta daugiau kaip 20 milijardų eurų. Šiandien planuojama dar daugiau kaip 7 milijardai. Todėl svarbiausias klausimas nėra, kas taps ministru. Šiandien svarbiausias klausimas, ar po 10 ir 15 metų Lietuvoje dar bus pakankamai žmonių, kurie norės ir galės kurti gyvenimą regionuose. Nes milijardai savaime regionų neišgelbė. Regionus išsaugo žmonės. Tačiau žmonių regionuose kasmet lieka vis mažiau. Ačiū visiems, kurie peržiūrėjote iki pabaigos. Jeigu manote, kad šie klausimai svarbus ne tik ūkininkams, bet ir visiems Lietuvos regionų žmonėms, paspauskite patinka, parašykite komentarą ir pasidalinkite šio turiniu.
Taip pat kviečiu prenumeruoti YouTube kanalą Zabarės naujienos. Nuorodą paliksiu komentare. Kuo daugiau žmonių girdės šiuos klausimus šiandien, tuo sunkiau bus juos ignoruoti rytoj. Ir iki kito karto Zabarės naujienose.